pamatėme, kaip Lietuvos influenceriai, tie, kurie nori būti influenceris, labiau reklamuoja, nu, realiai bet ką, gal netgi kokį nusiųstum akmenuką ir tą patį pareklamuotų. O tai gal čia kita idėja video? O jūs galvojat, mes juokavom? Ne. Ir dabar keliausim ne į Instagram platformą, o į TikTok ir žiūrėsime garsiuosius laivo žvaigždės. Jo. Galvojam, kad TikTokas jau pasiekė savo piką ir yra jau pranašesnis už Instagramą visiškai neoficialiais duomenim, tai bandysim ten pažiūrėti, kokių turim influencerių Lietuvoje. Mūsų planas yra akmenuką nusiųsti. Tikriausiai šiandien neimsim, nes čia yra japonų paveldas. Nu būtų negražu, ar ne? Oi, ne, piktis, tai mes nenorim. Manau, pas mane kiemė yra visai neblogų akmenukų, kaimynai gal nesupyks tiek, kiek japonai. Ne, tu pasakyk, kad grąžinsim. Mes net grąžinsim gražesnius, nes galvojam, kad tos akmenukus būtų visai faina nudažyti kažkaip, nuspalvinti, pateikti juos, nu nes paprastą akmenukų, kodėl dabar reklamuoti. Jo, ir tada reikia sugalvoti pavadinimą. Istoriją kažkokią sugalvoti. Viena iš idėjų yra, kad akmuo nukritęs iš kosmoso yra. Gal būkim pirmieji, kurie nukeliavo į Marsą? Marso akmuo. Reikės dabar susikurti savo TikToką, pavadinti Marso akmuo ir padaryti kažkokių video. Nebus gerai, jūs nesitikėkit, kad mes samdysim kažkokius profesionalius žmonės. Ne, jūs viską matysit, busit liudininkai, kaip prastai galima nufilmuoti ir parduoti tą prekę. Susirandam 100 influencerių, čia manau užtruksim nemažai laiko ir siunčiam žinutės jam. Ir žinutė turi irgi būti ilga, parašom, kad jūsų turinys, nu, kaip Dievo myli. Dėk prie širdies tiesiog. Žvaigždės bus atrenkamos atsitiktinė tvarka, tai eisim for you page ir tiesiog pamatom, kad turi followerį. Okei, tinka. Žvaigždės. Tai, nepykit, tikrai, nes, nu, jeigu išmeti for you page, reiškia kažką gerai daro. Atvykom jau į naują lokaciją, kur yra, nu, labai nešvankus kiekis akmenukų. Pasižiūrim, kokie visi tokie papuvę jau iš tikrųjų. Ne patys gražiausi akmenukai, bet mums ir nereikia grožio čia. Mes vis tiek juos dažysim, darysim auksinius juos. Tai svarbu, kad būtų gal šiek tiek didesni, nu, nes vis tiek jau iš Marso tai negabensim mažų akmenėlių. Čia gali užpakuoti jau ir siūst, man atrodo. Gerai. Tai mes, užsipakuojam į laboratoriją. O? Aš ir paliksiu visą dažymą, tada nedu, nes vieną porą pirštinį. Ne, broli, žinok, imk, kiek nori. Ir daugiau pirštinį, nepatogiai. Atsirinksim kelis pasibandyti iš tikrųjų, kad visus nedažyti, nes gal neįsintinėsim. Šiaip pirmą pažiūrėsim, ar iš vis dažos ant to akmenukų, nes nėra dar buvę bandyti, nebūsim paskubėję. O aš turiu šviesų akmenuką, kuris bus jūsų TikToko feedose greitų metų. Okei, yra Pluto užsidėjęs. Pestopą. Nu, pirmas patepimas, kas čia gausis. O, čia ir sukietėja. Tas kietusis. Bet vyksta kažkas. Spalva tai gražiai yra, alright, bet... Bet ilgas procesas. Žiauriai ilgas procesas. Mes tik vieną akmenuką. Na ir ne, čia nesąmonė ir čia tiek dažyti. Tai va, turim tokį akmenuką, visas auksinis, nu aukso luitas, realiai. Tai pasakykit, ar atrodo kaip Marso akmenukai, ar dar nelabai? Tie šviesiai gražiai kažkaip gavus, o tamsiai jie ir liko tamsiais. Tiesiai iš Marso. O tuos angliukus palik, žinok, tegu dirba jie. Stand up guy on 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking. Nu tai kudė, taip reik daryti. Paskutinį sekundę. Okay, cause baby I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move, make it look easy. Counting up wins, that's part of the plan. Dabar kažkas turi atsitraukti ir tada atsirasti. Blackmail taking up my head as a CC. Nu čia viršūnį ir pasidarėm savo fotosesiją, savo dirbtuvėse. Jeigu dar kažkokių šausmom idėjų mes padarysim ir papildomų dar ilsų. Dabar turim kokius 4-5. Tai bandysim juos kelnuoti kas kelias dienas ir turim susirasti dabar sąrašą TikToker didžiųjų. Vėl galvojam kažkas nuo 10 000, kad būtų follower. Bandysim ir tom didžiosiam žvaigždėm. Feniksui bandysim rašyti. Kaip Dievo myliu. Tai uždėsim Marso nuotrauką ant TikToko, sukursim kažkokį... Vėl tas jauti, ne? Vėl tas jauti. Įsiprank, bro. Bandysim atskaityti akmenukais. Reikia bandyti visur laimę, ne tik pas influencerius. Sveiki. Iš savo automobiliuko pasimti. Taip, paruoštas, kaip ir sakė, visi darbai atlikti. Tai buvo ką daryti, ar ne? Daug darbų. Reikalų buvo. Ok, tai padangas viskas tvarkoja, viskas tvarkė, pilnai. Viskas padaryta, matysite, čia sąskaitaikas padaryta, viskas tvarkoja. Gerai. Dabar žiūrėkit, aš dėl pinigėlių.
Aš kaip ir pinigėlių neturiu, bet turiu geresnį dalyką. Iš Marso turim tokių akmenukų. Jų vertė vieno akmenuko 500 eurų. Jeigu žiūrėkit, aš jums 5 akmenukus ar ne, atskaitau. Kaip mano? Jūs prašėt mašinos remontantų ir akmenukais. Nu, bet čia realūs akmenukai. Žiūrėkit, arbatas dar. Nu gerai. Jeigu jau taip, tai jums sąskaita. Okay. Ir jūsų realus automobilis. Ai, čia taip. Nu, okei, tada Mokėsit ar kartelė grynais? tada. Ne, čia nesigavęs. Turim liūdnų žinių. Buvom ir jau supakavę viską, ir jau įsiuntę visiems influenceriams ir buvom Kaziuko mugėj. Oi, Kaziuko mugė, kai buvo faina. Bandėm išsikeisti akmenukus į prekes, tai visai daug pavyko. Tada nutiko, ko nenorėjom, kad nutiktų. Šiek tiek su iCloud problemų, nu, žodžiu, nepasakai. Jau atsipasakojom visiems Aidilo darbuotojams. Dingo medžiaga mūsų kokių paskutinių 4 dienų. Kaziuko mugėj buvom, jau turi tikėti mumis. Ant pasitikėjimo dabar. Pasitikėjimo. Labadiena, ką čia pardavinėja? Tai viską po trupučiu. Ir saldainiukai, ir kamerytė didžiai, ir mikrofonas kokybiškas. O internete galima kažkur? Nu, jeigu jums nepatogu iš manęs pirkti kaip mirtingajam, tai galite iš promaxis.lt įrašai nešvankiai, koduką gauni greitą kortelę SD. Labai sparčiai, žinau. O šiaip pas jūsų kortelę galima atsiskaityti čia? Kaziukai mugiai. Eik, neapsipirkdom. Atsiprašau. Matot? 223 influenceriai. Ir visi gavo po tokį ilgą žinutę. Kainuoja 500 eurų ant gamtinių. Ai, Marso akmuo. Marso akmuo man kažkada tai rašė, kad gali prisijungti prie mūsų. Galėsim prisijungti kada. Atsirado influencerių iš tikrųjų daugiau nei tikėjomės. Buvo iš vis virš 30 net. Marso akmenis kainuoja 500 eurų ir turiu akmenų galiu. Supakavom visas tas siuntas, jau išsiuntėm influenceriam tuos akmenukus, neturėjom kaip jum parodyti. Tai ką turėjom daryti dabar? Nusipirkti naujų dėžučių, į kurias dėjom akmenukus. Tai dabar iš naujo parodysim. Turim 3 lyčnas naujas dėžutės. Tai jos atrodo va taip, užsidaromos, o viduj yra Tambri plėvelė, kuri aptempė, apčiapė. Čia tos, kur apspaudžia bet kokį. Čia dėžutė, o dėžutė akmenėlis. Kaip jis veikia, tai mes bandysim įsiaiškinti. Manifestacijos būdu veikia. Taip veikia akmenėlė ar ne? Ir mes buvom supakavę 10 tokių dėžučių ir įsiuntinėjom 10 influencerių. Mes filmuosim reklamą tiek centre, tiek Akre. Just what I needed. For real. Seniai tu antireklamą padarysi. Probably jo. Bet ten labai geras produktas. Taip, ši reklama bus gerai nufilmuota. Concerning losing followers, pochui man. Kaip tik dažniausiai gainina. Nes funny. I mean, look at Tarzanas. Šauka... Nebemoku kalbėti. Too much info today in my brain. Šaukit komentaruose nuomonę apie Tarzaną. Kas nežinot, tai bus. Sak. Taip. Praeitam video, kai išsiuntinėjom žvakutės, viską darėm labai nekokybiškai, tai tą žvakutę tiesiog įvyniojom į popierių. Galvojom šį kartą, kadangi pats akmenukas nieko nekainuoja, tai galvojom investuosim šiek tiek į dėžutės. Tai va, 70 centų vieną dėžutę. Tai jūs patys pagalvokit, kiek čia mums gaunas. Įdedi akmenuką į tą dėžutę ir uždarai ją. Ir va, nuostabiai atrodo. Atrodo tikrai profesionaliai. Man kažkokie sukčiai, gintarinė lėdė, DPD ačiū. Man kažkokie sukčiai pastoviai rašo, kad mano kažkokia siunta atvažiavo, kai aš nieko nesukinėjau. Sandračiau, kas buvo ačiū. Turim tas dėžutės, kur niekur nenukeliaus, nes jau viskas esam darbą padarę. Tai pagalvom, gal yra norinčių iš jūsų, kas nori tokių gražių Mars akmenukų. Neskeminam, tikrai neskeminam, Mars akmenukų. Tiesiai iš Mars. Tikrai skeminam. Tai jeigu norit būti apskeminti ir gauti šitos akmenukus, parašykit komentaruose. Noriu Marso akmenukų. O aš aišku. Gerai, Marso akmuo pasižiūrėsiu. Aš žinokit, buvau dingęs biškį, tik dabar grįžau. Tie žmonės, kurie negali išlaukti, nori anksčiau būti apskeminti, tai užeikit į nešvankiai.lt puslapį ir ten galėsit įsigyti su didžiausia nuolaida, nes šiaip akmenukas kiek? 500 eurų. Toks yra. 500 eurų, pas mus puslapį 13 eurų, tai jūs patys pagalvokit. Labą dieną. Labas Giedrė. Būsiu gal su akiniais, nes kitaip galiu būti susirankus. Ir tada sakysit, kad labai sena esu ir ne man tik to, ką filmu.
O aš esu, kaip jūs jau visi pastebėjai, ir labai jauna, ir labai graži. Galite įsigyti ir mūsų outfito. Visiškai nauja leidyba, tai yra mūsų džemperiai. Du pasirinkimai. Yra Deivido pasirinkimas ir yra Nedo pasirinkimas. Tai čia yra Nedo pasirinkimas, džemperis su kapišonu, mano pasirinkimas be kapišono. Tai kas norėsit, galite įsigyti ir prisidėti prie mūsų. Ir busim visi kieti miesti. Nepamiršk atsiųsti Arūnai šiandien mums. Nepamirškite atrašyti Arūnui šiandien mūsų. Nelabai ką supratau, ką jūs čia norėjęs man pasakyti. Vieną dėžutę parodom, kaip supakavom. Tai pasiemam tokį didžiulį maišiuką. Nu ir dedam. Dedam, nieko nelaukia. Tada gražiai mes. Op. Nu ir va. Ką gauna mūsų influenceriai? Tokias puikias dėžutės. Aš dabar nepasakosiu apie akmenį, nes aš neturiu informacijos apie jį. Nes aš dabar tarp 1000 žinučių tikrai neieškosiu. Arba tu parašyk iš naujo. Aš rytoj papasakosiu viską. Kai mes siuntėm tos siuntinius, tai žinokit, nu, kokių tik tais pavadinimų neprisiskaitėm. Ir buvo princesė Rūta. Ir dežavų buvo. Buvo Neringa Pupa. Ir buvo daugybė kitų pseudonimų, tokių, kur kurieji perskaitė, nežinau ką galvoju. Kažkaip per žmonės, ar realų žmonės. Ką radom tik tokią tą ir užrašėm. Einam įsiūs paskutinę siuntą ir laukiam mūsų influencerių video. Dzundzė, jo, dzundzė, ypač dzundzė kasausi. Labai mėgstu dzundzę kasytis, nes nieks nepakaso. Va, tai parasiu. Auksinis akmenukas, blizgantis akmenukas, Marso akmenukas. Nu, gera dovana. O tai čia rimtai? Kas čia per daiktas? Ir aš nežinau, nuo ko čia gavau šitą. Linkėjimai nuo prezidento. Tai čia kas čia per daiktas, per akmuo? Na, čia Marso akmuo, jis turi ant gamtinių galių. Rimtai? Taip, kur nori nuvažiuoti? Davai, varom į Akropolį. Davai. Mes į Akropolį. Štai Marso akmuo, su kuriuo galite manifestuoti ir išpildyti visas savo svajonės. Birželio 1 dieną galite jį įsigyti su labai didelę nuolaidą. Rodžiau Marso akmenį, pasėmiau, po to pažiūrėsiu. Man atsiuntė Marso akmenį. Tai gavau štai tokį rėmelį su viduj akmenukas yra. Kam įdomu daugiau apie Marso akmenį, nueikit į štai šią anketą, ten rasite Marso akmenų, ten ir visokių kažkokių kitų dalykų, ką jie tikriausiai pardavinėja. Gal graži dovana, aš pasidėsiu ant sekcijos šitą dovaną. Čia labai gražus dalykas. Taigi gavome tą akmenį. Pažiūrėkit, koks akmuo. Pažiūrėkit. 500 eurų. Ir vertėjų tik tai aš jį prarėsiu. Arba kur nors įsikišiu. Akmuo iš Marso. Jų labai nedaug yra. Ir jo vertė tik tai kils. Ir būsit labai turtingi, išmintingi, protingi. Nes šis akmuo turi antgamtiškų galių. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Aš tikrinau ir su kortom ir pati žinau, kad čia tikras yra. Tai vėliau eisiu nufilmuoti tą reklamą, bet man reikia nusiteikti. Čia yra Marso akmuo. Tikras Marso akmuo. Tikras durne. Rimtai. Iš Marso. Noriu pasidalinti su jumis, ką įsigijau ir kas yra mano rankoje. Tai stebuklas. Labai norėjau šito dalyko. Tai labai daug gilinausi apie tai. Marso akmuo. Tai reiškia iš Marso. Akmuo iš Marso pačio. Jo gale gali atnešti jums daug gerų dalykų į jūsų gyvenimą. Kainuos tikrai nemažus pinigus, tai dar irgi susigundžiau. Labai sunkus komunikavimas buvo iš tikrųjų bendrauti su jais, nes, nesusikalbam. Atrodo, du pasauliai susitiko. Susitiko Marsas ir Žemė ir nėra susijungimo. Pietai. Jūs privačiai dėl reklamos, kad tikėtais jūsų. O pietai mes jau esame parašę jums, kad privačiai dėl reklamos, kad tikėti, kad jūsų
Ne dėl reklamos aš atsiųsiu, jeigu ką. Ir mes net nebuvom Marsas, jie buvo Marsas. Kas blogiausia, kad mes turėjom būti iš ten, bet, iš Marso buvo jie, iš kosmoso. Kosmonautai. Čia manau, žinai. Aš tau sakau, kad čia kosmonautam dovana speciali. Tiek turėjom laivų daug peržiūrėtų visokių. Sudegė daug smegenų ląstelių šitą video darant, tai manau, kad įvertinsit ir paspausit like ant šito video. Skleisiu jums iš Marso akmenų paslaptį. Spauskit like. Turėjom stebėti laivus ir tada per laivus kažkuria akimirką parodo akmenuką. Net nežinosi kada. Tu turi žiūrėti valandą video, kažkur pamatytum, kur tas mūsų akmenukas. Tai buvo beprotiškai sunku. Galiu teikti, kad šis video užtruko ilgiausiai. Ląstelių, kaip ir sako Deividas, sudegė daugiausiai, nes, dramos. Ten vyksta dramos, ten kitas gyvenimas vyksta. Čia yra Marso akmenėlis. Jisai blizga. Galvau, blemba, kaip suprasti, jisai gal nupurkštas ir aš jį bandžiau trinti, supranta, tiesiog tarp pirštų trinu. Ir žiūri pirštus ir jie neblizga. Vadinasi, priejau tokią išvadą, kad jis natūraliai blizga. Ir su tuo akmenėliu man dabar reikia susidraugauti. Ir kaip aš su juo susidraugausiu, padarysiu normalų videką. Su kiek pinigų galima apsisukti reklamai padaryti, jeigu jau kalbam apie TikTok? Pradėkim nuo pirmo dalyko. Akmenuką. Kiek tau kainavo akmenukai? Akmenukai pas mane kieme kainuoja vis dar nemokamai, tai jeigu kam nors domina, susiraskit tą kiemą ir atvažiuokit pasimti. Po to gražingi, nes mes irgi eisim, ir išbersim. Gražinsim gražesnius. Tai, come on, ar tokių akmenukų laidosi po žemę? Rinksim. Įpakavimas dėžutės. Tai viena dėžutė apie 70 centų, 7 eurai. Produktas su įpakavimu 10 eurų, išsiuntimas 20 eurų. Ir pačios reklamos TikTok'e, tai viskas yra barterio principu, tai yra apskritus nulis. Sveiki, Petrai. Tai jūs šitą man akmenį padovanojau. Taip, mums patinka jūsų turinys. O, tai labai ačiū. Tai už ką jūs čia, taip jūs čia mane mylit. Tai labai stebim, labai mėgstam jūsų turinį. Ir čia yra pirmasis Lietuvoje Marso akmuo ir jūs esat vienas pirmųjų Lietuvoje, kurį jį gavote. Tai yra 2 žmonės Lietuvoje. Yra Kristina ir jūs. Ir paskui dar... Tai čia mes šitas pats kaip apdovanojimą gavę jau. Galima skaityti, kad čia jau TikTok apdovanojimai. Geriausi TikTok live kūrėjai. Aš tai jau šitą dalyką išmok saugosius, man daug ką reiškia, žinai. Marso akmuo, tikrai jau esat girdėję ir dabar matot šitą video, tai jis yra jau, žinomas brandas. Jau gal šiuo metu pats populiariausias Lietuvoje, nes prieš tai žinom, kad įkvėpiančios žvakutės buvo #1, taip sakė. Jo, prekybos centrai. Siuntė mums labai daug iš prekybos centrų, tų žvakučių. Tai jie fotkino ir dėjo į Instagram story, tagino mus. Ką galėsite dabar padaryti? Įsigyti šitą akmenuką, įsidėti į Instagram story. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Nepamirškite eiti į nešvanki.lt, įsigyti mūsų atributų. O mes sakom iki, čia buvo Nedas. Ir Deividas, iki kitų kartų. Peace. Subscribe. O tai noriu pasakyti, kiek man šitas akmuo sėkmę neš visą laiką. Taip, nes turi labai antgamtinių galių. O tai noriu paklausti, kai kam šitas akmuo atnešė sėkmę, kai padovanojot kažkas. Dabar kol kas tik tais pirmas dienas, kai Lietuvoje yra. Tai čia mes pirmutiniai su Kristina gavę akmenis. Čia tas pats, kaip gaučiau aš apdovanojimą kokį. Labai malonu, kad džiaugiatės ir norėjom palinkėti geros dienos jums. Labai ačiū už tokią dovaną, dėkoju iš visos širdies. Šitą akmenį pasidėsiu, parodysiu, kur aš jį padėsiu. Jo vieta bus labai gera. Aš parodysiu labai. Čia taip akmenėlį padėsiu, ant sekcijos. Ir tegu būna.